Mokslo metai prasidėjo, grįžtame ne tik į universitetą, bet ir į VDU sporto centrą. Labas, aš Aistė Saprončikaitė, VDU studentė ir turinio kūrėja. Šiandieną papasakosiu, kaip baigėsi VDU sportininkų vasara ir prasidėjo rugsėjis. Taip pat papasakosiu, kas čia vyks ateinantį mėnesį. Paskutinio, kas vyksta VDU sporto centre, reportažo vedėjas Titas Januševičius jau kitą dieną išvyko į Europos 3x3 čempionatą. Austrijos sostinėje Vienoje jis ir dar 3 VDU studentai Marijus Užupis, Gabrielius Čelka ir Aurelijus Pukelis iškovojo bronzos medalius. Taip pat VDU atstovai dalyvavo Europos universitetų irklavimo čempionate Kroatijoje Zagrebe ir ten iškovojo net 2 aukso medalius. Ant aukščiausios nugalėtojų pakylos lipo vienvietė valtį irklavęs Povilas Stankūnas, bei dvivietės valties pora Dovydas Nemeravičius ir Armandas Kelmelis. Po visų EUSO organizuojamų Europos studentų čempionatų VDU tarp 400 universitetų pavyko užimti 4-5 vietas, iškovojus 4 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos medalius. Rudenį mūsų sportininkas Patrikas Stankevičius pradėjo Rio de Žaneire vykusiame FISU pasaulio universitetų čempionate. Kartu su Vilniaus Tech atstovu Emiliu Bartkumi paplūdimio tinklinio turnyre jie pasidalino 9-16 vietas. Nuo rugsėjo studentus VDU kviečia dalyvauti nemokamuose užsiėmimuose. Jūs pakviesime sportuoti krepšinį, 3x3 krepšinį, tinklinį, fizinį rengimą, e-sportą, šachmatus, futbolą, zumbą, pilatesą, badmintoną ir lengvąją atletiką. Nuo dabar šios sporto šakas nekantrauju išbandyti ir aš pati. Varom! Rugsėjo 11 dieną VDU sporto centre vyko sporto studijų šventė, kur dalyvavo VDU universiteto studentai, žinomi sportininkai ir olimpiečiai. Ar lauki šių mokslo metų pradžios? Aišku, laukiu, nes kadangi praeiti tie 3 metai buvo labai sunku derinti mokslus su sportu, tai tikrai dabar laukiu vaikščioti kiekvieną dieną į paskaitą ir išmokti kažką naujo. Su kokiomis nuotaikomis pasitinki studijas? Tai dabar dar vis turime rungtynės, turime turnyrus, bet nuo rudens tikrai kibsime į mokslus, kaip ir priklauso. Koks jausmas būti pirmakursiu ir pradėti studijuoti? Labai geras, nes realiai žmogus gyvena tik tol, kol juda ir mokosi. Tai pirmą dalyką visada darau, o antrą dalyką biškį buvau apleidęs, bet šiuo metu vėl sugrįžtu, žiūriu į tai kaip iššūkį, žiūriu į tai kaip į savęs tobulinimą ir manau, kad bus vienas pirmųjų atidarantis duris ir vienas paskutiniųjų išeinantis iš šito univero. Su jumis buvo Aistė Saprončikaitė, dėkoju, kad žiūrėjote ir visus kviečiu užsukti į VDU sporto centrą, sporto klubą ir sudalyvauti visose organizuojamose VDU sporto centro fizinio rengimo veiklose. Ir nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose, ten patys pirmieji galėsit sužinoti apie vykstančius renginius ir organizuojamas veiklas.